Esu aš padaręs video apie tai, kaip elgtis sporto klube. Dabar papasakosiu, ką konkrečiai galima veikti sporto klube. Nes iškyla klausimas, ateini, o ką man daryti, jeigu nesi ten pasisamdęs trenerio, arba ten neini kažkokias pamokas, grupinės treniruotės. Aš jums pasakysiu iš savo patirties. Aš kaip prieš 20 metų ten su draugeliu nuėjom, su gerovu impulsą, tai mes senais ties vieno treniruoklį pasimokėm, ties kitu, ir tada man jis jau užsiminė, kad iš tikrųjų reiktų dirbti su laisvais svoriais. Bet man tada atrodė tai egzotika. Dabar, kai aš prieš kokius 7 metus vėl pradėjau vaikščioti į Gym Plusą, tai iš patirties galiu pasakyti, aš prie treniruoklio ne vieno net neprisiliečiau. Gal pradžioj bandžiau tenais. Nes aš paskui supratau, kad visa tai yra visiškai beprasmiška. Nebent esi kultūristas. Kultūristui yra svarbiausia pampuot. Realiam gyvenime to nereikia. Iš to raumens pumpavimo nieko nesigaus. Tai visiškai nepadės tau, nesuteiks jėgos. Tai tiesiog bus išsipūtęs raumo, jis visiškai nedirba. Taigi, ką veikti sporto klube? Reikia išmokti dirbti su štanga. Kaip matot, imu aš tą strypą, pakilnoju truputį ir aš jums sakau, 20 kg sveria. Ir tai yra nelengva. Vien vat nukelti nuo šito treniruoklio, aš kur nukeliu padedu ant žemės, jau yra ką veikti. Ir jeigu neturi patirties, jau tada gali gauti išvaržą. Šiaip su 20 kg strypu gali gauti išvaržą, arba tam tą blyną 20 kg keldamas. Pirma manas prieš 7 metus vienas matosi, kaip sakant, gym rat, tas, kur daug vaikšto, jau tos žiurkės, bet aš jos gerbiu. Tai jis patarė, sako, tu keli su nugara. Vadinasi, aš keliu netaisyklingai. Reikia šiek tiek pritūpus. Netgi tą blyną kelti tam, kad negautum išvaržos. Nes nieko nėra baisiau, kaip gauti išvaržą. Amerikai tai kažkoks čia jam vos neprivalumas, būtinai turi susižaloti nugarą. Aš nuo vaikystės girdėjau iš tėvų, tik jokių būdų negauti išvaržą. Sugadinsi stuburą, viskas, visam gyvenimui jo neturėsi. Tas motyvuotas atletas Artur Lebedenko Svon su išvaržava nieko gyvena, viskas gerai, bet va, jam ten mašinoje iš nieko būna skausmas suima. Nedaug dievė. Todėl nieko nėra svarbiau kaip nugarą. Todėl aš atitinkamai, jeigu nežinai, ką darai, neliesk štangos, nieko neliesk. Ir smaukyk treniruoklius. Taigi, reikia išmokti dirbti su štanga, reikia ją čiupinėti. Kaip matot, aš irgi stengiesi, ieškai, ir aš taip jau daug metų. Čia atrodo viskas paprasta, o čia, žinai, kad pis, žinai. Netgi va šitą va, iš tos pritūpimo pozos, va taip va pakilti, tu be nieko pakilk. Tau jau tenais galva gali apsvaigti. O čia aš stengiuosi įjungti šikną, viską įjungti. Ir nesakau, kad aš moku tobulai. Čia apskritai neįmanoma. Jie sakau, jau net nuo šito šlimas už tuščią štangą jau man gera. Tai buvo etapas ir yra daug video mano angliškam kanale, The Translator, kur aš tuščią štangą, va taip po 20 kartų kilnodavau, ir taip treniruotė po treniruotės. Ir aš dažnai neinu, aš 1, 2, 3 kartus per maksimum per savaitę. Kartais gali visą savaitę praleisti, jeigu darbo daug yra vertimo. Ir aš taip kilnodavau, nes buvau nepatenkintas, todėl kad vos tik uždedi kažkokį svorį, man jau per sunku. Jau ne ta technika, aš tarsi nevaldau savęs. Ir mane tempia ta štanga pirminė ir viskas. Dabar paskutiniam savaitėm aš jau paskui uždedu po pirmo seto, arba kaip čia vadinasi lietuviškai, po pirmos serijos jau uždedu po 5 kg iš kiekvienos pusės, jau man kažkaip jau atsirado pas metu noras, biški daugiau, nes aš atsimenu vieną kartą uždėjau, tai taip maloniai išplėšė man raumenis kojų apačioje, tai toks buvo kaifas, žinot. Tai galvoju, oi reikia, bet antrą kartą jau nebuvo to kaifo, bet vis tiek jausmas yra saldus. Taigi, tas darbas su štanga, jis yra nesibaigiantis. Ir čia mano pratimas, kaip matot, toks bazinis, pagrindinis, tarsi nesudėtingas, bet kartu visi jį vadina visų pratimų karalium.
king of all exercises, deadlift, mirties trauka. Aš pritūpimus su štanga nesu gyvenime daręs. Aš gal bandžiau šiek tiek užsidėti priekį ten štangą, nes man ką aš norėčiau pabandyti, tai iš priekį tą štangą užsidėjus pritūpti. Bet man jinai tokia jau grubi, aš nežinau, gal mano moteriški trapus petukai, aš nežinau, gal su tuo pussy pad, su tuo galėčiau, gal man skauda. Ir šiaip matot, nusistatymas, aš esu žmogus taupus. Turiu vieną pratimą, džiaugiuosi ir jau mokausi. Nenoriu, gal ateityje ir patupinėsiu, nes matot, man svarbiausia yra vis dėlto kuo staigesnis impulsas. Man reikia, aš mėgėjas dviratininkas, man reikia, kad mano koja greit sureaguotų, greit pasuktų. Čia yra sudėtingi cirkai. Matot, jeigu ten paimsi, kažką ten lėtai darysi, tai čia neišeitis. Koja turi greitai šmirkšti, sukti tą pedalą, kad net nieko nepajaustum, o skaičiai būtų. Kaip sakant, 100 vatų reikia, kad nieko nejaustum ir kad nerūkštėtų. Čia yra menas, čia aš pats nesakau, kad aš moku važiuoti, mokausi ir mokysiuos. Taigi, netgi be štangos, be visų šitų plokščių, galima tą štangą taip kažkaip kilnuoti, kažką bandyti. Atsiminkit, sporto klube nieko nenustebinsit. Gali ten paimti, gal jeigu užsitrauksiu mojuose, tai gal šiek tiek. Aš vienu momentu sporto klube be maikės vaikščiau, tai man vienas darbuotojas pasakė, kad jau buvo nusiskundimo. Nes kažkaip galvoju, čia man kaista šiek tiek, aš žinot, į dušą neinu sporto klube. Bet dabar aš jau neprakaituoju, tai man nieko. Taigi, aš sakau, su šitą štangą padirbėjai, taip, vis perinu, pasivaikštau ir paskui prisitraukimus padarau, 4. Ir viskas. Todėl aš sakau, man asmeniškai dar yra klaida, be treniruoklių yra vaikščiot ant takelių visokių. Vaikščiot kaip graužikui, rate tam, čia yra didžiausias absurdas. Matot, aš einu oru, tikrų oru, aš galiu kiek noriu eiti, kokį noriu paviršim, aukštyn žemyn, slidu, neslidu, aš kvėpuoju tikrų oru. Man tai atrodo, mano gilių įsitikinimo, jeigu tu vidiniai kondicionuojamai patalpoje esi, tai nieko tenais reakcija kūnui netgi neigiama bus. Nieko jisai tenais nekvėpuoja, jokie riebalai tau absoliučiai net nedegs. Jeigu tu galvoji, o šiaip tai, žinai, norint ant tą kelią numes bent kilogramą, tai aš nežinau, tenais 3 valandas turi minimum eiti. Ne kilogramą, tai čia iš viso, kad bent jau 1000 kilokalorijų. Čia, žinot, ne juokas yra. Tuo tarpu, jeigu bėgsi valandą, tai jo, 1000 sudegs. Ką aš galiu pasakyti, tai tas vaikščiojimas ant kelio, apskritai eiti į sporto klubą dėl to, kad ką gali ir geriau daryk lauke, tai jokių būdų neiki dėl to. Čia žino žmonėm, kurie gal reabilituotis reikia, gal pilvelis labai didelis, gal seniai, gal mačiurkės su per dideliu pilveliu. Tada tai taip, gali ten pasivaikščioti, tiek reabilituotis. Bet šiaip į sporto klubą eini tam, kad pačiupinėtum štangą. Tu jos namiegi neturi. Tada ganteliai visokie. Čia irgi klausimas, ar šiandien yra puikybės raumenys, ar gal iš tikrųjų biški padeda. Aš gyrą vienu momentu kilnojau, nes man tenais buvo kažkas ten skaudėjo ranką, koją. Atsimenu, jo, gal ranką negalėjau štangos kelti. Susimušiau, kažkur nukritau. Tai aš vienu momentu tą gyrą kilnojau. Irgi iš pristūpimo pozos kėliau. Irgi gerai. Netgi pristraukimus negali visada bet kokį orų laukia padaryti. Šalta, nemalonu, kad su visą aprangą. Taigi, aš sakau, svarbiausia išmokti. Tas nuo krūtinės stumimas irgi atsigulus. Neteko mokėti, gal ateity, kad nors atrodo, gal ir nieko, dar pečių juosta dar stipresnė būtų. Nors jau su pristraukimas jau, aš sakau, jau esu visiškai patenkintas. Man užtenka šito mirties traukos ir pristraukimo.
tobulas kūnas, kaip Paliukevičius sako. Nes labai gerai ant pritraukimų užsitempia viskas. Čia, kaip sakant, save sugrūdė į žemę, o paskui ištempi. Nes aš sakau, padaryti bent vieną pritraukimą, tai jau yra, žinokit, darbas. Nes jau, kaip sakant, kūnelis pats yra gana sunkus. Ir tai pakelti reikia, kad jau kūnas įpratęs būtų. Taigi, sporto klube labai ten daug, čia kaip į parduotuvę, nueini daug saldainių visko, bet ką, tu neimsi, nevalgys visko iš eilės. Nueini mėsgalį pasiimi, makaronų, daržovių, viskas. Skanaus.